Labadiena. Iš kelių mokinių gavau prašymą, kad reikėtų paaiškinti smulkiau šią užduotį, nes yra truputėlį neaiškumų su pažymių saugojimu. Tai tą kaip tik ir nusprendžiau dabar padaryti. Pirmiausia, pasižiūrime sąlygą. Mes žinome mokinių per pusmetį gautus pažymius. Mums reikia atrinkti kiekvieno mokinio kiekį geriausių pažymių. Kasgi yra dabar pateikta duomenų faile? Pirmoje eilutėje mokinių skaičius, pavyzdžiui 5, gali būti iki 50 mokinių. Kas naudosite statinius masyvus, ne mažiau 50 susikūrėt. Toliau, mokinį skaitome 20 pozicijų, nes gali mokinių, pavyzdžiui, būti su 2 vardais arba 2 pavardėm. Toliau, pirmas skaičiukas, kuris labai daug mokinių supainiojo, iš tikrųjų yra ne pažymys, tai yra pažymių kiekis. Ir čia toliau yra tiek pažymių, koks nurodytas kiekis. Taip, kad šitas ketvirtas į vidurkį neįsiskaičiuoja. Ar čia nereikia vidurkio? Gal ir nereikia. Toliau. Ir ant pačio galo yra, kiek mums reikia išspausdinti tų pažymių prie kiekvieno mokinio. Dabar reikalavimai spausdinimui. Reikia mokinio pavardės, vardo, tarpo ir kiek pažymių, kiek yra G kintamasis nurodyta, tai yra kiekis. Be to, mokinius reikia surikiuoti pagal abėcėlę, o mokinio pažymius surikiuoti nuo geriausio iki prasčiausio. Kaip matote, turi būti 2 rikiavimai. Mokinio pažymiams rikiuoti reikia atskiros funkcijos. Reikia taip pat atskiros funkcijos ir mokinių sąrašui rikiuoti. Ir dabar galime pradėti darbą. Aš esu pasiruošęs pačią pradžią. Dabar žiūrime, kągi saugosime apie kiekvieną mokinį. Ką saugosime, patogu pasižiūrėti į atsakymų failą, kaip ir pasidaro aišku. Tai reikia mokinio vardo su pavardė ir visus pažymius prie kiekvieno mokinio išsaugoti. Matot, negalima saugoti nei pažymių sumos, nei vidurkio. Reikia visus pažymius išsaugoti. Tai ir čia atsiranda tas sudėtingesnis dalykas, kuris truputėlį pakiša koją rašant programą. Dabar taip, struktūra. Vienam mokiniu. Struktūra mokinys. Iš kogi dabar susideda mokinys? Tai string bus vardas mokinio ir dabar prie mokinių reikėtų sukaupti visus jo pažymius. O kiek tų pažymių mes šiuo momentu nežinom. Dėl to patogu būtų struktūros viduje naudoti int tipo vektor masyvą ir ten sukaupti būtent šito konkretaus mokinio pažymius. Jeigu kas viduje naudosite statinį masyvą, tai dar būtinai reikės saugoti ir kiekį pažymių. Na, o kadangi aš naudoju dinaminį masyvą, tai man to daryti nereikės. Sekantis žingsnis. Dabar jau mums reikia ką? Susikurti masyvą ir susikurti dar vieną kintamai, kuris bus pažymių kiekis. Pažymių kiekis. Tai čia tas kiekis, kurį reikės išspausdinti į atsakymus. Pavyzdžiui, 2 pažymius prie kiekvieno mokinio, o gal 3 ir daugiau. Ir dabar pačius mokinius saugosime į vektor tipo masyvą. Tipas bus kintamųjų mokinys ir masyvą aš įvardinsiu mokiniai. Dabar su funkcijomis. Pirmoji funkcija, aišku, bus kas? Skaityti. Skaitysim duomenis. Tai kas siūsime? Siūsime kiekį ir kintamąjį mokiniai. Nes reikia ir tą užsipildyti. Tai funkcija bus pas mane voidas, skaityti. Voidas dėl to, kad nieko negrąžina per vardą. Tai čia kiekį pilnai apsirašom, čia pilnai apsirašom mokinius ir būtinai padarome, kad šitie duomenys grįžtų atgal į mainą. Na, kad nedirbtume su kopijomis. Oi, čia truputėlį per anksti paspaudžiam. Na va. Dabar su skaitimu. Vėlgi, failą turim, kurį aš neišsaugojau, aišku. Pirmiausia, pasiruošiu failą skaitimui. Oi, raidelę praleidau, štai taip. Ir iš failo pirmą skaitysiu kiekį.
Tai int n ir perskaitau n, nes čia bus mano mokinių kiekis. Ir iš karto pasitikrinu, ar tą n aš perskaitau. Štai taip gaunu 5, reiškia n buvo perskaitytas, failas veikia puikiai ir galiu pereiti prie kito žingsnio. Ir šitą pavyzdį aš noriu parodyti, visada darydavau su resize, tai įdomumo dėliai padarysiu su pushbacku. Kitaip užpildysiu masyvą. Štai taip, tai čia turime masyvą, kuris sukasi n kartų, kaip ir įprastas ciklas. Ir dabar man reikia skaityti mokinį, kurio vardą ir pavardę sudaro 20 simbolių. Tai jau čia visi daug kartų matėt, pirmiausiai praleidžiame visus, praleidžiu, net parašysiu baltus simbolius, speisus, tabus, enter ir panašiai. Ir dabar man reikia laikino čarų masyvo, kurio dydis bus 20 + 1. Nes primenu, visada vienas simbolis yra sunaudojamas pabaigai žymėti. Ir iš failo imam į temp masyvą 20 + 1 simbolį. Tik tais čia nenaudokit komandos read, nes nemažai mačiau programų, kas parašo read, tada priskaito visokių nebūtų simbolių ir turim problemų. Būtent naudojame komandą get. Ir dabar į mokinių masyvą su komanda pushback įsimetam mokinio vardą. Pushback yra funkcija, dėl to yra paprasti skliausteliai uždėti, bet kadangi mano įmetamas narys yra struktūrinis, tai man privaloma dėti riestinius skliaustelius, kuris pasako, čia struktūra prasideda, čia baigėsi. Čia nepilna struktūra, metamas tik vardas kol kas. Dabar sekantis žingsnis. Man reikia perskaityti štai šitą ketvertą po mokinio vardo. Na, tai tegu būna kintamasis koks nors ten kiekis jau yra užimtas, tai čia bus kiek. Perskaitau aš jį, tai čia ketvertuką. Ir dabar, vat ir yra tai įdomybė, naujas dalykas, kaip pildyti struktūroje esantį vidinį masyvą. Tai ciklas jau jot, nes į kol kas yra užimtas, nes rašome į ciklo viduje. Jotas eina iki kiek, jotas ++. Ir ką mes darome? Mes dabar turime pažymį, va, pavyzdžiui, 9, štai čia 9887. tą pažymį skaitau ir dabar tą pažymį reikia įdėti į struktūros vidinį masyvą. Tai šiuo momentu mes nagrinėjam masyvo narį į, nes jis ką tik susikūrė su komanda pushback, atsirado naujas masyvo narys. Ir dabar man reikia, gal ne į, dabar man reikia įmesti pažymius į paskutinio masyvo nario vidinį masyvą pažymiai. Na taip įdomiai čia susakiau. Kaip dabar man paimti paskutinį narį? Tai yra labai patogi komanda back. Reiškia, imamas masyvo paskutinis narys ir to nario pažymių masyvas su komanda push back pildomas pažymiais. Na, galvoju, čia tikrai aišku. Žiūrėkit, dar kartą pakartoju. Mokiniai gauna naują masyvo narį, į kur įmeta vardą. Kartu susikūrė ir masyvas pažymiai šalia vardo, bet jis yra tuščias. Su komanda mokiniai back yra imamas masyvo paskutinis narys ir į paskutinio nario vidinį masyvą pažymiai yra sudedami dabar skaitomi štai šitie įvertinimai. Čia riestinių skliaustelių nereikia, nes vidinis masyvas yra tiesiog int tipo, tai nėra struktūra. Na ir tokiu būdu aš užpildau masyvą, visą darbą pabaigęs, aš dar privalau perskaityti štai šitą paskutinį skaičių, tai yra kiekis. Ir čia galima greitai pasitikrinti su console error sakiniu, pavyzdžiui, mokiniai įtasis taškas vardas.
vardas. Aš noriu pažiūrėti, ar tikrai gerai skaito tuos vardus. Aha, vardų aš nematau. Ką daryti tokiu atveju? Tai reikia pradėti tikrinti. Štai čia. Ar aš perskaitau kiekį? Štai taip. Tarpas. Štai žiūrėkit, yra problema. Rašo 5, 5, 5 ir jis vis rašo 5. Taip, kažko mes čia nepraleidom, tai dabar taip, ką reikia tikrinti, jeigu šitas rašo kiekį 5, tai pažiūrim, N, N skaito, o ką aš čia parašiau? Na va, o dabar jau viskas yra gerai. Kad išspausdina kiekį ir išspausdina mokinį. Tai yra, šitas rodė kiekį, šitas rodo mokinį. Na va, tai tokia klaidelė, blogai aprašyta ciklo antraštė, gavosi taip, kad ciklas niekada nesibaigė, tai yra amžinas ciklas ir skaito blogai duomenis. Gerai, dabar duomenys yra užpildyti, einam prie sekančio žingsnio. Man reikėtų mokinius surikiuoti. Tai bus komanda rikiuoti ir siunčiam tik tais mokinius į rikiavimą. Tai čia galiu greitai pakopijuoti, čia rikiuoti, čia kiekis nesisiunčia. Ir mokinius surikiuosime pilnai su ciklu cikle. Ir kaipgi tai atrodo, tai čia standartinis rikiavimas, kurį jau turbūt visi žino, čia vos negalėčiau praleisti, na, bet vis tiek reikia parodyti, kad einame iki mokiniai size, i++, vidinis ciklas yra su jotu ir imkime, nuo 0 ir jotas mažiau už mokiniai size -1. Reikia imti vienu mažiau. Kodėl? Nes aš tikrinsiu 2 mokinius. Taip, ifas ir tikrinsiu mokiniai jotasis taškas vardas. Ir jeigu vardas pagal abėcėlę kairiau esantis yra, kaip pasakyti, šitas pagal abėcėlę toliau negu dabar sekantis mano tikrinamas narys, J+1, tai čia masyvė būtų sekantis, tai tokiu atveju juos privaloma sukeisti. Swap. Ir sukeisti, vėlgi nepadaryti klaidos, reikia sukeisti visą narį su visu nariu. Nesukeiskite tik vardų. Nes jeigu sukeisite tik vardus, tai mokiniai pames savo pažymius. Gerai, čia niekas man neužstrigo, kol kas veikia. Dabar galime eiti į funkciją spausdinimas. Bent jau mano tokia yra idėja. Aš spausdinsiu ir spausdinimo momentu prieėjęs prie mokinio pažymių spausdinimo etapo, aš juos greitai paimsiu ir surikiuosiu. Spausdinimą, ar skaityti rikiuoti, tai spausdinti bus. Taip, na į spausdinimą aš jau turiu siųsti viską. Štai taip, čia galima greitai pakopijuoti, pakeisti, tik tai spausdinti, žodį skaityti į spausdinti. Dabar vykdom spausdinimą. Tai spausdinime reikia pasiruošti pirmiausia failą, kuris vadinasi res.txt. Ir dabar su ciklu. Su ciklu einame per visus mokinius. Ir tuoj pasižiūrėsiu, reikia mokinį, tarpą ir tada pažymius. Tai tada darome taip. Noriu išspausdinti mokinį, bet paėmęs šitą konkretų mokinį, aš turiu surikiuoti jo pažymius. Dėl to aš darysiu tokį dalyką, kad rašysiu rikiuoti, tai bus, tarkim, rikiuok ir kad atsiskirtų funkcijos, rikiuok pažymius. Ir ką į šitą funkciją siūsiu? Siūsiu mokiniai į tai narį, tai yra siunčiu ne visą masyvą,
siunčiu vieną konkretų mokinį. Čia surikiuos jo pažymius. Ir dabar į failą aš spausdinsiu mokiniai įtojo vardą, o už vardo aš spausdinsiu gal į negalima, jota reikėtų, nes į jau užimtas. Ir spausdinsiu šito mokinio pažymius, kuriuos turėčiau surikiuoti, bet dar nesurikiavau. Tai pradėsime nuo 0 aš jau parašiau, jotas mažiau už kiekis, nes yra nurodytas pažymių kiekis. Ir į failą spausdiname taip, kad nereiktų galvoti, ar reikalingas tarpas po paskutinio skaičiaus ar ne. Aš pirmiausiai dėčiau tarpą prieš skaičių ir tada spausdinčiau mokiniai įtojo nario pažymiai jotasis. Nes mato, čia yra masyvas masyvė. Šitas pasako pagrindinio masyvo narį, o čia sakys kiekvieno mokinio kelintą pažymį reikia spausdinti. Ir tą padarius, po kiekvieno mokinio reikėtų viską pradėti iš naujos eilutės. Kas man dabar liko? Man dabar reikėtų rikiavimą atlikti. Tai būtų taip, void, rikiuok pažymius. Ir vėlgi dabar gali kilti klausimus, o kągi aš atsiunčiu, kai siunčiu vieną mokinį? Tai tikrai atsiunčiu ne masyvą, o tik vieną masyvo narį, bet masyvo narys yra struktūrinis. Todėl reikėtų rašyti ne int, ne double, ne dar kažkoks, bet mokinys and, pavyzdžiui, mokinys. Tai čia išeina vienas masyvo narys, kuris dabar įvardyjamas kaip mokinys, o čia yra jo tipas, šita struktūra. Kiekvienas mokinys masyve irgi yra tos pačios struktūros. Ir atliekam rikiavimą. Tai dabar aš turiu vieną konkretų mokinį ir reikia sutvarkyti jo pažymius. Kad man būtų paprasčiau, aš pabandysiu taip greitai nusikopijuoti šitą rikiavimą ir einame čia. Tai čia bus ne mokiniai size, bet čia bus mano atsiųsto mokinio pažymiai size. Tai yra mokinio vidinio masyvo dydis. Tai čia irgi pakeisiu šitą žodį irgi mokinys pažymiai size minus 1. Ir ką dabar tikrinsim? Mokiniai pažymiai jotąjį narį. Ir pažymius reikia palaukit, kaip reikia rikiuoti, nuo geriausio iki prasčiausio. Tai reikia dėti taip. Jeigu kairiau yra mažesnis, juos reikės sukeisti. Ir čia reikia dėti štai taip. Ištrinti vardą, o sukeisti reikia mokiniai pažymiai. Ojoj, čia gaunasi pažymiai ir man atrodo taip. Atsisiunčia mokinys, to mokinio vidinio masyvo dydis pažymiai ir tikriname to mokinio vidinio masyvo jotąjį pažymį su mokinio vidinio masyvo j plus 1 pažymiu. Ir jeigu reikia, tuos pažymius sukeičiame vietomis. Nu, čia toks truputėlį įdomesnis variantas gavosi. Taip, atsakymą aš gaunu, tuoj nusikopijuoju šitą atsakymą, noriu palyginti juos tarpusavyje. Ir kaip matote, rezultatai yra geri ir netgi nėra tarpo po pažymių, nes spausdinimo atveju yra taip. Mokinio vardas ir tada eina tarpas pažymys. Ir man nereikia skaičiuoti tų tarpų, nes ir paskutinis pažymys eis su tarpu prieš pažymį. Gerai, einame pasitikrinti, ar sistemoje praeina testai. Jeigu testai praeina, tai tada viskas bus gerai. Štai visi 4 testai praėjo. Na, tikiuosi, suprato tą situaciją, kaip veikia vidinis masyvas. Ir sunkiausia dalis gali būti vidinio masyvo rikiavimas. Štai būtent šita dalis. Ir galvoju, gali būti problemų štai šičia su pildymu vidinio struktūros masyvo. Nes šita komanda paima
paskutinį mokinį masyve. Aišku, galima čia žaisti skliaustuose nurodyti, kad ten yra size -1 ir panašiai, bet su back yra paprasčiau. Sėkmės!